Projekto gražuoliuku jau tituluojamas Tomas Eigertas tikisi didesnio žiūrovių palaikymo, nes ir gyvenime iš moterų sulaukia daug dėmesio. Ką Dievas davė, tai davė, taigi dabar aš netimsiu iš savęs. Tikrai yra geriau negu būti pabaisa. Daugelis gal nustebs, bet merginų geidžiamas grupės Picasso narys vienišas. Pastaruoju metu beveik visą savo laiką su Tomu praleidžianti jo šokių partnerė Nerilė yra lengvai šokiruota, mat tokio išrankaus vaikino nėra sutikusi. Mergina pagal jį turėtų būti ilgais, gražiais juodais plaukais, ilgos kojos. Ūgis geriausiai būtų 1,72–1,74 m, tada jisai gražiai atrodytų prie jos. Prasme, jų pora labai gražiai atrodytų. Tai vat figūra, aišku, gera. Nerilė pridūrė, kad kandidatė į Tomo širdį turėtų būti ne tik graži, bet ir protinga. Aš nešneku apie tą protą, kad ten turi būti wunderkind ir ten mokintis dešimtukais. Bendrauji su žmogum ir tu turi apie ką šnekėti. Va čia yra tau protingas žmogus. Priešingos lyties dėmesiu taip pat nesiskundžianti Nerilė prisipažino, kad Tomas jai nėra pasakęs nei vieno komplimento ir tai jai labai nepatinka. Aš labai retai sakau gerus žodžius, bet jeigu sakau, tai sakau, ta prasme, tai labai nuoširdžiai. Nors abu projekto dalyviai tvirtina, kad poros iš jų gyvenime negalėtų būti, nereikėtų pamiršti, kad šokiai pažadina aistrą.